Taigi, oficialiai įeiname į Teotihuacano archeologinį kompleksą Meksiko. Čia turbūt taip va, entrada bilietai čia bus. Sombrero. Hello. Ticket. Čia pačioj pirmam įdėtas. Pirmam. Gretutė tiketus rodo. Ir aplinkui va pilno oro balionų, nes galima užsibukinti skrydį oro balionu virš Teotihuacano. Informacinė lenta. Va, kaktusinai su vaikučiais augančiais. Čia vaisiai kaktus. Kadangi dabar yra po 9:10, saitas atsidarė tik prieš 10 minučių, tai dar visi pardavėjai neatsidarė. Bet manau, kai grįšim, tai čia jau taip lengvai nepraeisim. Tai kol kas tiek. Štai va, praėjom pro visą Mirties aveniu, pilną pardavėjų, siūlančių visokius niekučius. Ir vienam Mirties aveniu gale stovi štai tokia Mėnulio piramidė. Kažkada senais gerais laikais į ją buvo galima užlipti. Dabar prisidengiant makaronviruso pandemiją, lipti čia nebegalima. Šiaip labai gaila, nes būtų tikrai įdomu. Bet esmė yra dabar dar tokia, kad čia prieš 3 metus ar 2 metus po šitą Mėnulio piramidę mokslininkai atrado slaptą tunelį su tokia erdvė, vienu žodžiu, pro kurią, ta prasme, kaip buvo tikima, žmonės iškeliauja į kitą pasaulį. Tai sieja pomirtinį gyvenimą ir mūsų dabartinį gyvenimą. Vieta tikrai tokia labai mistiška, žiauriai faina. Ir tokios, nors yra nužudyta 100 000 žmonių, bet aš kažkokios tos blogios tokios energetikos nejaučiu. Nu, bent aš. Tai tiek. Mėnulio piramidė. Vaizdas iš vienintelios tokios pakilos, kur dar galima užlipti, nes daugiau, kaip matot, užlipti niekur negalima. Bet vaizdai tai labai gražus, o ten va tolumoje Saulės piramidė. Į kurią anksčiau irgi buvo galima užlipti, dėja dėl koronos nieko negalima daryti šiais laikais. Va, o čia gretutį vaikšto, liūdna tokia. Būtumėm lipę į tą Mėnulio piramidę, ne? Būtume, aišku. Tai kodėl? Dabar viršui sėdėtų. Jama, fainai būtų. Ir reportažas būtų iš piramidės viršaus. Čia labai įdomus garsai girdisi, tik nežinau, ar girdisi. Įsirašo. Tarsi jaguarai lakstytų aplink. Iš visų pusių jie čia sklinda. Čia
Čia visi Puma filmuoja. Ką čia? Va, žiūrėkit, atsisėdus šalia Pumos stendo savo vaizduoja Puma. Užlipom į sparnuotosios gyvatės šventyklą. Matosi, kaip jau toli nuėjom. Teotihuanas yra tikrai žiauriai didelis. Čia vėl mušim pėdučių rekordus. Bet čia ta labai įdomi sparnuotoji gyvatė, vaikučiai. Pasižiūrėkit, koks grožis. Ten vat yra kaip tik priekalas. Čia budeliai kirsdavo galvas. Ir kraujas va, pro gyvačių galvas tekėdavo šventyklos laiptais žemyn. Kokie žiaurūs tie actekai buvo ir majai, ir čia visi kiti. Va. Čia tokia vienintelė pakyla, ant kurios galima laisvai užlipti. Laiptukų 40, bet statumo tai geri žmonės 4 lipa. Bent jau į viršų.